truputėlį pademonstruosiu. Čia dabar susidūriau. Tiesiog su nebenaudojamas laidas. Parodysiu, kas per situaciją. Čia yra kabelis nuo mano kempuliaus. Buvau pridėtis komplekte, aš buvau ir tvarkęs galą privatu aparatą. O čia ir masinė laida. Būtent tas krakažų. O čia yra kabelis nuo Jubana, man rodos, ką pans ten vadinasi. Nuo tos Morkavas svarkės. Ten į svarkė TIGS, bet TIGS DC. Geras reikalas su high frequency užkūrimu. Karoči, čia ne šiaip koks mėšlas, net, daugelis kombi tų suvirinimo aparatų neturi to high frequency užkūrimą su ant rankos esančiu mygtuku. Čia galiu pasidžiaugti, pavyktų ignoruoti. Tai čia yra 25 kvadratų kabelis, pakankamas stors. Čia aš savo šitas dabar kempuliu bendra jėmiaus 3-5 kvadratų, dar storesnį. Tai principė pagal viską būtų kaip ir per stors, bet nėra per stors, man geras. Karoči, čia beveik 3 metras su viršum yra, gal netgi 4 metrą ir, ne, 4 negalbūt, nes 4 aš tik metrus prikauju, tai vien žodžiu 3 metras su kapeiku. Tai čia su atsarga. Tai vienu žodžiu man prie kempo pridėts kabelis, toks per minkštas. Tai pabandysiu sufokusuoti. Taigi čia galiu drąsiai teikti, kad čia yra aliumininis kabelis, nes labai lengva per visą skerspjūvį nusikerpa. Šitą su tom paprastom pingponginiam senukų repliam. Kaukštai nebėra, labai lengva. O aliums, kaip žinia, yra minkštas. Iš tą perkirpus gyjas, matos gyjų galiuką tokį sidabrinis spalvą tor. Pats laidas atrodo, ta prasme, kai atpjauni, nužeivinins, atrodo nieko neišsiskiriantis visišką nuo variaus, bet ten aliuminis, o aliuminis dažniausiai yra dažoms su, tipo vario atspalviu. Kažkokias ten dažas neįsivaizduoju. Ir daugybė kabelių yra dabar tiesiog pakišinėjim kaip varinis. O va, šitą čia varinis. Čia visiška varinis yra, nėra toks lankstus, kaip norėčiau, va, teikia ant lengva, bet čia per didelį jėgą. O čia va, opa, lenkas kaip niek. O varinis šitas kaip paim, lenki, bet ta prasme, jauti pasipriešinimo čia, kaip va, kaip šūdį niek. Tai va, net čia irgi aš išvežę specialiai atkirpau, kad būtų matyti. Normalus varis. Tikrai normalus. Ir pati gyja laida yra daug, kaip sakyti, toks tvirtesnė, nėra tokia pliuškis. Va tai tau. Čia dar to reikia pasikeisti man. Tai va, tai ir yra čia tokie niuansai, reiškia, jeigu varinis kabelis ant toks keitesnis, standesnis, jeigu aliumininis kabelis ant tokia košelien, visiškai košelien šitas. Da kur va, vat, irgi paėmus kabelį, te paspaudliujus per visą ilgį, sakykim, jautas, kai būna išdegęs varis, ne varis, aliums tai ir, nes aliumų ir būdinga ant didelių survių net laiką, jeigu į mažesnį skerspį įplot laidą gyja, tai, kaip sakyt, nuo didesnės srovės suvirinimo metu tiesiog išdeg kabelis, dėl to aš vat, kai pasiėmiau iškart nuo plokštės parenančius kontaktus į šitas 2 terminalus aš jungiau su 50 kvadratų kabeliu, kuris yra gryna variaus, aišku, gal 50 kvadratų per stors, bet tai, kaip sakyt, atsarga gėds nedar, tai va, čia principė, čia nuo tų kontaktų vedžiau į tus, čia tik tas į didžiulę,
tai viduriuką, o tai mažiliuką, viduriuką ir į dar didesnius štus, tai čia iš vis gali kur pajungti masę. O dar kas juokingiausia, čia aš dar turiu va, iš senų laikų pirkęs kabelį, tai jo, čia į gryn svaris matos, nes kirpta gyja yra ir matos gryna variaus masyvas. Man nefokusuojam gyvatė. Nes grina, čia aišku, senai kirptas. Va, o variui būdingai korozija pažaliuot gali, vas, čia jau matos, jau pradėjęs dėtis korozija biškelį, bet tai dar ne pat blogiausia situacija 2 gaugių.